norime jį perdaryti, kad galėtume išnaudoti, kad jisai pats save išlaikytų ir kad finansiškai apsimokėtų jam, kad jisai nepasentų. Tiesiog gyvenamas plotas yra gyvas plotas. Tai va, tai norim arba studentam, nes gyvenam prie pat studentų gatvės, studentų miestelio, arba kitas variantas šeimai. Šeimai, pora, kada ieškosi privatesnio truputėlį būsto negu paprastas butas. O čia pirmas aukštas ar dar ir antras yra aukštas? Įrengtas tik tai pirmas ir tai dalinai įrengtas, realiai jie čia gyveno visuose 4 kambariuose. O antrą aukštą mes patys realiai nesam net užlipę, tai va ryte tik pasistatėm kopėčias, bet dar... Tai mes dar Mes nežinom, kas tai yra. Dalė, žiūrėk, tik tai truputį pastebėjimas toksai, jisai ne visas priklauso jum, dalis, ne? Ir Medinio kardinaliai namo dalis. kažko tai keisti kaip ir nelabai mes čia. Išorės apdailą mes esam numatę kažkiek atnaujinti, nes turim galimybę, stogo nekeisime, o daugiau tikslas yra vidus. Realiai dabar viskas, ką matot, yra taip, kaip kaimynai paliko, jie išsikraustė prieš savaitę laiko ir mes visiškai nieko nejudinom, už tai, kad nežinom, nuo kurio net galo pradėti, ką išmesti, pakeisti. Grindis tai tikrai keisim šituose 2 kambariuose, anie lyg ir dar padorios tos grindys. Bet grindis keisite ir šildomas darysite, ar tarkim paliksite va šitą? Tikrai nėra daryti šildymo papildomo. Pagrindas, ką mes norim sutvarkyti ir pakeisti, yra dušas, nes jisai stovi vidury kambario. Labai tokia keista iš tikrųjų mintis, bet taip žmonės gyveno, norint apgyvendinti, kad būtų daugiau miegamųjų, kad būtų, kaip priklauso tas sanmazgas atskirtas, nes tualeto kambarys yra atskirtas, o dušas jisai yra tiesiog vidury miegamojo. Reikia suprasti, ko nori, ko iš mūsų tikiesi. Ar tikiesi, kad grinai įrengsim, atnaujinsim viską, ar tik tai kosmetiką padažom, paspalvinam? Gal vis tik iš esmės, nes čia šitoks variantas, aš nematau, kaip ten kosmetiką padarius ir jau čia galima būtų gyventi. Ir tarkim tas vamzdynas visas, kuris jisai labai tokį duoda. Ir neoptimalu, nefunkcionalu yra. Išplanavimas jis yra visiškai nepatogus ir labai nelogiškas. Kiek biudžeto jūs skirsite šitam atnaujinimui? Čia yra labai svarbu, nes jeigu šitoj vietoj pasakysite kažkokią sumą, tai gali būti, kad ar jūs galėsite eiti toliau, ar jūs tik tai galėsite sau leisti kosmetinį remontą. Tai čia labai toksai... Čia klausimą reiktų kelti, galėsim, negalėsim, bet tokį žmonišką, logišką variantą, ar apsimoka tiek kišti ir kada atsipirks. Tai logiškai kaip skaičiuojama, per kiek metų turi atsipirkti, tada apsimoka. Tai turit apsispręsti, kiek kambarių, kiek čia žmonių norit apgyvendinti ir taip toliau. Tai tada galėsit skaičiuoti, kiek gausit pinigų. Kokios pajamos. Aš įsivaizduoju, grubiai, jeigu 500 grįžta, ten mokesčiai, ten dar kažkas, remontai, tai tada 12 000 per 2 metus. Nes griovimas tai yra papildomi kaštai. Ne tai, kad jūs ateinate į naujas patalpas, ne, ir tarkim turim dalinę apdailą. O čia yra tiesiog viską išdemontuoti, išmontuoti, išgriauti, tarkim gal kažkokią sieną, kuri nelaikančioji, gal galima kažką. Dabar klausimas, kiek čia kvadratų mes turime šitos patalpos? Šitą už nugaros jum yra išplanavimas netoli 50. Tai va. Čia šita dalis. Tai jeigu 50, tai mes arba galime daryti, reikia užduotį mums išsikelti. Ar mes darome vieną 50 kvadratų butuką ir nuomojam šeimai, ar darome, tarkim, po 25 kvadratus studentam. Kitas variantas, jie turi bendrą tualetą su vonia ir turi, tarkim, virtuvę, ar jie turi atskiras virtuvytės, kaip studijas. Tai va šitą reikia užduoti išsikelti jums, ar jūs norite bendrą patalpą turėti su tarkim, svetainytė, ten miegamasis, virtuvė, dušo zona, ne, ar atskiros studijos. Mes realiai matom, kaip vadinkim bendrą erdvę, kad galėtų būti 3 miegamieji, kiek čia galima padaryti vien dėl tų investicijų, nes daryti kiekvienam po virtuvytę ir atskiras mazgas, čia jau kaina iškyla labai. Taip, iškart iškyla, bet užtat jūs iškart gaunate kitas pajamas. Bet viskas okei. Tai jau užduotis yra tokia, kad tarkim mes ką turim, tu turi kompetenciją pasakyti, kurią sieną išgriaut, kaip čia ką padaryti. Tai jeigu gali gyventi 2 žmonės po 2,5 mokėti, jiem čia yra okei. Ir netgi gal ir daugiau, todėl kad čia yra žemė, čia galima ir šašlyką kokį pasikeptą, ne, galima, žodžiu, čia tarkim ta erdvė ir jeigu mes ją estetiškai padarome, tarkim spalvą suderinam, visus niuansus, tai gausit gerą rezultatą.
ir išnuomosite lengvai. Iš karto, tą pačią dieną. Čia yra skaitliukas. Norėčiau šį, kad jo čia nebūtų. Tai jau čia reikėtų santechniko, ne specialisto. Toliau čia yra dujų katilas, ne? Jį turbūt iškelti jau, jeigu mes su finansais turim va, tokių, nu, žiūrim į ekonomišką variantą, tai jau, žodžiu, jisai turėtų būti ar čia kažkokioje spintoje likti ar kur. Turbūt gal paliktume čia virtuvę, kad kuo mažiau kaštų kainuotų, ne? O va šitie va būtų jau čia miegamieji, ne? Va čia yra vienas, ne, kambarys, čia kitas, ne? Realiai čia yra vienas miegamasis, kitas miegamasis yra tenai. Prie sienos šitas kambarys ir tas yra pereinami. Ir dabar, pavyzdžiui, dar čia dujos, ne, yra atvestos į... Ar apskaita viena būtų, ar kelios apskaitos? Viena būtų, kaip vienas būstas. Kas gyvena, kiek jie gyvena, tiek jie dalinasi. Ar mes galim jas prasiaukštinti tas duris? Galim. Įtariu, kad reikės. Jūs negražios. Tai aišku, kad čia jos negražios, mes jas keisime. Ar mes darome truputėlį, aš pasimsiu metrą. Turi metrą? Aš turiu. Taip. Galim ir lazerį. Taip, pasižiūrim, kas čia mums gaunasi. 2,5 m. Tai aišku, čia man norėtųsi biškį plačiau jas turėti ir tikrai naujas dėti tas duris. Galit uždaryti? Uždaromės. Aš manau, kad reikėtų pasiprojektuoti truputėlį ir pasižiūrėti, žodžiu, kaip geriau tas duris ar perkelti, ar pacentruoti, ar jas į šoną dėti. Tai, žodžiu, durų anga man geriau būtų, kad jinai aukštesnė. Pavyzdžiui, 2,40, visai kitas vaizdas. Ar jūs, ar čia, pavyzdžiui, lygint norit, ar tarkim, gipsą dėt, ar įtempiamas lubas? Įtempiamos, jeigu kalbėt apie įtempiamas, nu, mažiau kvėpuoja. Nu, nėra baisiai čia blogai, nėra tragedija, bet man norėtųsi natūraliau ir taip toliau. Bet gipsas kainuoja šiek tiek. Įtempiamos lubos, jeigu įtempiamos lubos, tai ne tos sintetinės, o mechaniškai įtempiamos, tai šveicariška sistema ir jos kainuoja panašiai kaip gipso lubos, tik tai tokias tada siūlau, o ne tas ten tokias plastiko ir jos, aišku, dar ir daro pilvukus tokius, tai tarkim, nežinau, jei norisi greitai padaryti, tai įtempiamos lubos, nu, kaip variantą renkasi klientai, bet jeigu šiaip rimčiau, tai tik gipso lubos. Tau gerai, mes, tarkim, radiatorius paliekam, ne, vat, nu, visus šitus po langais, ne, tos dujinės iš vis nereikia, nu, ta prasme, su dujomis. Mes turim tada kaitlentę. Darosi kaitlentė, vedasi naujas laidas, naujai elektra darosi, iš to išplaukia ir nesigauna taip, kad tik tai padažom. Tai čia jau padažymas, čia be šansų padažymas. Jeigu jūs norit 500 eurų gauti už nuomą arba daugiau, tai normaliai čia reikia jau padaryti tikrai ir elektrą perdaryti, nes čia labai sena yra, ir santechniką perdaryti. Ir, tarkim, padarius remontą ant senos elektros, ant senų laidų ir taip toliau, išlieka didelė tikimybė, kad kažkur nudegs kažkoks laidas, kuris jau pavargęs nuo senatvės. Tai tiesiog atsinaujini, naujai išsivedžioji, sumažini sujungimų tą skaičių ir ramiai sau gyveni. O šiaip, pavyzdžiui, grindų danga tokiam nameliui, tai, nu, užtenka laminato. Kažkaip man negaila būtų dėti kažką investuoti daugiau, kad tai, vat, laminatas, aišku, svarbu labai durys ir durų angos, vat, va šitos ir, nu, slengstis. Nu, šiaip jų jau dabar nebūna tų slenkščių, tai, vat, geriausiai, kad, nu, būtų lygiai. Tai, va, tai čia tuos niuansus jau turėtų gintas išspręsti. Tai va, apšvietimo klausimas, mano reikalas, elektros visa instaliacija mano kompetencijoje, o po to jau mes su gintu komunikuojam ir bendradarbiaujam. O jūs dirbat savo darbą, jūs auginate savo mažiuką leliuką. Turim dušą vidury kambario, už tai yra klausimas, ar nebūtų protingiau šitą sieną apskritai panaikinti, išgriauti, padaryti bendrą erdvę ir atskirai kažkur padaryti. Atskirai turėtų tikrai būti sanmazgas, unitazas, dušas ir praustuvas, tai čia tikrai jau vienareikšmiškai. Dėl išgriovimo sienos reikėtų dar užsilipti ant viršaus, pasižiūrėti, kaip gegnės išdėliotos. Jeigu sieną reikia griauti tokiam name, reikia tikrai pasikonsultuoti su konstruktorium.
konstruktorius tikrai turi kompetencijos ir žinių ir turi pasižiūrėti ne tik į projektą, bet ir gyvai atvažiuoti, pasižiūrėti, ar čia viskas... Jo, aš nepretenduoju į konstruktoriaus etatą. Didžiąją dalį sprendimo aš iš tikrųjų ir pats galiu priimti, ką galima daryti, ko negalima. Mes, kada gyvenom šito namo, tai trečioji daly, tai mes buvom va šitą sieną, bet bio 3 analogiškos dalys jos yra. Tai šitą sieną mes išsigriovėm. Normaliai ir gyvenom jo. Ir kaimynai šitie irgi yra įsigriovę, bet va, būtent šitą sieną. Tenai, kai griovėt aną sieną, galbūt gegnės tuo metu buvo geras ir tvarkingas, dabar stogas yra toks pusėtinas ir gali būti jau supūvusios ir taip toliau. Tai žodžiu, reikėtų įsivertinti realiai situaciją. Su erdve dušo, su erdviu dušo kambariu. Faktas, kad jį reikia kažkur iškelti, kad jisai nebūtų taip, kaip yra dabar, o tada jau galima spręsti. Tai žodžiu, su miegamaisiais. kadangi mes unitazą turime ten prie pat įėjimo, tai reikėtų kažkaip žiūrėti, o mums kartu pasiderinti. Aš darau projektą ir mes kartu su Gintu žiūrim, kur vis tik tai geresnis tas variantas. Tai va, ir būtinai sudėti vienoje vietoje turi būti sanmazgas. Čia taip vienos dienos konsultacija, pasikonsultuoti, tarkim, šakėm ant vandens čia papaišyti neišeis. Reikia normaliai suprojektuoti, 3D vaizdai, brėžiniai, va tada susiderinam su jumis, susiderinam su Gintu. Kaip elgtumėtės su langais? Ar jos keistumėte dydį? Aš taip pati, kaip dizainerė, tai aš juos kalčiau iki žemės. Ir čia tų radiatorių tikrai nebūtų, čia būtų tada šildomos grindys. Bet jeigu paskaičiuojant į tai, kad jūs norit grąžą gauti, kuo mažiau investuoti, tai paliekam tuos langus tokie, kokie yra. Taip, o kaip investuotojas tikrai aš jau neliesčiau, palikčiau tos pačius. Mes sutarėm, kad mes darom daugiau kosmetinį remontą ir kiek įmanoma, šiek tiek privedam, kad kai kurių detalių atsisako mane, kažkokius, tarkim, santechniką susitvarko mane, bet, pavyzdžiui, kad tos sienos, tarkim, jos nebūtina jas lyginti taip visai fainai, pavyzdžiui, su molio tinku galima padaryti, ar ten, tarkim, su rodbandu gražiai, ir tas nelygumas visai... Tai iš esmės jo reikia, kad iš principo tiktų gyventi ir kad tai būtų estetiškai patrauklu, o ne... Tai tikrai galima netgi dėti... Nes tokiuose senuose namuose iš tikrųjų visos sienos jos kreivos šleivos yra. Ir kad išlyginti dažniausiai įsiveliam į laiką, į taip toliau. Ir į didžiusius kaštus. O jeigu dekoruojam, pasislepia visi tie nelygumai, tos sienos vis dar išlieka kreivos, šleivos ir taip toliau. Betgi fainai, pavyzdžiui, jeigu apšvietimas, pažiūrėk, kaip gražu visas va taip. Tai iš minuso galima padaryti afigieną pliusą, kuris tikrai bus gražus ir, kaip čia sakyti, pakels vertę, o ne... Iš minuso gražų pliusą. Taip. Apie sienas, jeigu kalbam, tai galim, jau gipso mes nededam, mes tiesiog nelyginam, tiesiog jas tada molio tinku arba rodbandu ir tiesiog net paryškinam tą nelygumą. Tai va, būtinai elektros instaliaciją visą turim keisti šitam name, kad būtų saugu jūsų nuomininkams gyventi. Pas mane yra metras, pas mane yra lazeris, bet aš lazeriu netiek pasitikiu, kiek metrų. Metras, va, pavyzdžiui, rimtas šitas reikalas, yra viskas, ko tu nori. Aišku, aš duosiu ir Gintui pamatuotų, aš tik rašysiu. Gerai. Bet jeigu yra projektėlis, tai ten turėtų matmenukai būti. Nieko man jisai nesako tas projektėlis. Ant to projekto, kas čia yra parašyta? Kas parašyta? 273 ir 426. O kiek nuo šito iki lango? Tiesiog bendra, nuo ten iki ten. Tai bendras yra 26. 26. Patį langą matuojam ar nematuojam? Taip, matuojam. Tai tu, Giedrė, nepasitikė lazeriu? Pasitikiu, bet vis vieną kartais reikia permatuoti. Taip, reikia, nes kartais netyčia paspaudė ir sugadinė visą matavimą. Ir netrukdom su pasakojimais, jis turi tiksliai pamatuoti. 297, čia labai aukšta. Tikrai jau labai geras aukštas. Bet išlygint, pavyzdžiui, grindis, tai tarkim OSB plokštę didė. Taip. Bet išluptum šitas grindis, pavyzdžiui, ar ant jų dėtum tą OSB? Ant jų įsipjauna į esamas grindis dabar tie vamsdukai vandentikio. Viskas įsisodina, ne? Ja. Tai dabar man, žinai, ką man reikia durų šitos vangos, kiek čia yra? 76. O dabar į šitą reikės įeiti jum? Vat į tą vietą. Ar mes ją uždarom ir jūs iš lauko eisite?
Kol kas nėra nuspręsta iš tikrųjų, mes nesam dar matę tos ant viršaus ar, kaip sakau, kitos dalies ir mes nežinom, ką su daryti, nežinom nei kokios jinai būklės. Aišku, čia jau gintui reikės lipti, aš tai šiandien Tai gerai. su tokia uniforma nelabai užlipsiu. 261. Atitinka? Panašiai. Ne, netitinka. Netitinka projektas? Čia iš tikrųjų ir normalu, nes yra užkaltos lentelės. Dar tas matavimas bus tada, kai jau viską išsigriausia, ne? O tada dar bus kitas matavimas. Nuo lango į kairę pusę 33. Čia projekte ar dušas nupaišytas? Vidury kambario. Ne, nėra. Čia tiesiog iš vis paprastas pertvarų tik tai planas. Nieko čia nėra. Taip, 3,28 m. O, teisingas matmuo. Vienintelis. O dabar, pavyzdžiui, ne, tai kurias šitas sienas galima griauti? Šiaip reikėtų pasižiūrėti viršų užsilipus, kas daug. Ne, kas ten gaunasi, ne? Tai jau tada tu man turėtum pasakyti ir aš galėčiau jau tada... Arba konstruktorius. Turi konstruktorius gerus? Gerų neturiu. Aš turiu. Netgi kelis gerų konstruktorių kontaktus. Ir labai labai šiltus. Nes iš tikrųjų ir konstruktoriai, ir architektai, jie truputį savam pasaulyje. Taip. Bet ne tu. Žinai, bet čia nefilmuoja. Geras mano lazeris. Geras. Gerai. Giedre, ar paliksi radiatorius? Mes sutarėm, kad mes paliksim radiatorius. Jeigu veltis į santechniką ir perdaryti taip, kaip norėtųsi, kad būtų, ne, tai jums nebeapsimokės šiandien. Net neverta pradėti kažką daryti. Taip. Užtenka tiesiog jau tada estetinio to. Jo, dviese daug greičiau einis. Dabar, dar žinai ką, vagintai, o kaip pavyzdžiui čia su šitu kaminu? Ar čia va šita va detalė, va ne, kažkoks atidarimas, juška, kas čia vadinasi? Valymui jie reikia laikyti, neturėti naują pakeisti jie reikia. Taip. Nors čia reikalingas iš visų. Šiaip dabartiniais laikais tai čia jau gal jau ir nelabai reikalingas. Tai va, jeigu laminatą dedam, tai dabar dažniausiai, ne dar kokia yra tendencija. Grindys, ne vienos spalvos, o grindjuostės tada sienų spalvos. Durys arba grindų spalvos, arba sienų spalvos, arba jau mes ten kokias nors norim pilkas, ar kažkokį tai daryti kažkokią kitą spalvą. Bet grindjuostės... Derina prie sienų. Jo, ne tai, kad grindjuostė kartu su grindų spalva. Čia turėtų būti tikrai, aš norėčiau, tarkim, kad virtuvė su svetainė būtų kaip vienas kambarys, ne, o turėtume mes ant mazgą ir 2 miegamuosius. Vat išeitų normalūs, tarkim, iš 50 kvadratų taip ir gaunasi. Norėčiau kapitališkai, ne, aš, tarkim, ir sugalvoju, čia aš noriu to. Taip, kapitališkai beveik viskas. Tai tada... Vamzdžiuose, kas yra, ne, turi išbėgti į kanalizaciją. Turi būti truputėlį nuolydis. Tai jeigu čia darom ir čia išbėga viskas gerai, bet jeigu darom tenai, tai tada jau vamzdis kažkur užkyla aukščiau. Bet kai dizaineris ir architektas kartu dirba su apdailos specialistais, su santechnikais, tai darbas būna daug lengvesnis. Nesigauna kažkokių liapsusų, kur vienas iš savo pusės pagalvoja, o ateina statybininkas, mato, kad net neįmanoma padaryti. Kiek kainuoja tavo, Giedre, projektas, kai tu atvažiuoji paruošti pasiūlymą? 30 eurų kvadratas. 50 kvadratų erdvė. Tai 1500 eurų pilnas projektas, mūsų darbas kartu su jumis, derinimas su gintu, žodžiu, po to gintas, tarkim, gaunantis projektą, tokį žiniaraštį, jisai gali tau paskaičiuoti labai tiksliai. Kaštus visus medžiagų darbo ir viso kito. Taip. Gali, pavyzdžiui, kažko atsisakyti, kažko nedaryti. Nebent įmanomas tas netikslumas tik tai tada, kai reikia kažką griauti ir nežinai, ką rasi. Tarkim, reikia išlupti grindis, ar ten yra grūzo kažkokio primesta. Gal ten Gediminas kažkur vaikščiojo ir pametė kokią monetą. Giedre, kodėl žmonės anksčiau darydavo tokią žalią spalvą? Ir dabar daro. Labai faina, labai graži spalva ir jo tikrai gamtoj tu surasti tokią spalvą. Gal nereikia jūs tiek daug, mes galim kokią akcentinę sieną daryti, bet žodžiu, viskas įmanoma. Nors, aišku, aš taip nedažau tokiom spalvom. Tokių spalvų galima pagalvėlėse, kokiuose, detalėse, Labai graži spalva, taip. Bet jos per daug šitam kambarį. O reikia keisti plastikinius langus, ar galima palikti šitus? Taip, nes, pavyzdžiui, tarkim, tokius langus pakeisti į medinius. Ne į medinius, bet gal plastikinius naujus.
Geri čia tie plastiniai. 8-90 štukų kažkas tai gal. Nu, tai va, Vien tai langai. vien tik tai langai. Nu kam? Kaip, pavyzdžiui, nu va čia va yra medinės, ne visus, kaip tu čia tiesiog taip ir paliktum, ne? Ne, išlūpčiau iš viso. O kam gal nelupam, gal tai paliekam? Visai faina. Gal visai fainai, jo, va žiūrėk, va čia visienagi tik su palygi, nu biški taip, ne su tuo ir čia tarkim mes galim kažkokią kitą spalvą įvesti, nu va šitas plasmasinis tik tai nelabai gražiai čia atrodo. Visai variantas toksai, ne, biški tiesiog lengvos tokios klasikos. Jeigu jūs pasakote, ne, kad turi 20 000, tai mes turim ir susidėlioti va tą visą, ne, kad į 20 000 sutilpt. Nes, pavyzdžiui, vien tik su remontais čia apie kokią 10-12, tai čia Ta minimumas. suma iš principo yra orientacinė vien tam, kad suvokti atsiperkamumą pagal tai, kiek galima iš tikrųjų uždirbti, iki kokio lygio padaryti. Bet kol kas tai va ir yra klausimas dabar įsigijus, ar jį apskritai nugriauti, ar jį palikti su... Būti ar nebūti, štai kur klausimas. Kas prakilniau, ar nusilenkti dvasios strėlėms ir dūžiams atšiauraus likimu, ar su ginklu prieš negandų marės į kovą, staut numirti, užmigti ir tiek. Šiaip geriausia tai jo, tiesiog pasidaryti projektą, tada gintas paskaičiuoja sąmatą ir va, tada jūs sprendžiat, susėdę prie vyno taurės, ar jūs darote, ar einate į tą, ar... Būti. Taip, būti. Žmonės rūkė čia gyvendami ir akivaizdžiai tą darė tualeto patalpoje. Atidarius čia neįmanoma kvėpuoti. 2 savaitės čia yra atidaryti langai ir taip stovi. Kaip išvėdinti tą patalpą? Kai tu viską išlupsime, ne visas sienas ir čia irgi išgriausim, čia tikrai to tūliko, čia tikrai nebus jo čia. Supranti, Dalia, įsigėrė į čia Tai visur jo. įsigėrė Ir kai išsilups, atsinaujins, kai nusidažys, užsidengs ta visa smarvė ir Taip, taip. Ir dar pasižiūrėkit, ir kilimų yra, ne, ir užuolaidos, ir viskas, kai čia, tai nieko čia ir neliks to kvapo. Kažkada, jeigu griausi, tai jau pilnai jį reikės griauti. Čia tipo matai faktiškai negyvi, čia trukimas, ten trukimas matau ir greičiausiai kažkur kitose pusėse yra. Tai kažką naujai statyti labai rimto ir taip toliau, tai čia tikrai negalima. O jeigu ateityje sugalvosi griauti ir taip toliau, tai tiesiog naujai darysi pamatus. Kiek jis dar gali gyventi? Niekas nepasakys tau šito. Matom, kad šlampa. Kažkaip Ką bėga, galima su tuo ten daryti? tas viršui Jo, negerai. stogas kiauras ir lietaus sistema kiaura. Šiaip, žinai, labai dažnai būna, kad namas dar atrodo kaip ir tvirtas ir taip toliau, bet kai pradedi ardyti, ten jisai išsiskleidžia Byra visas. viskas. Jo. Tai truputį tvirtinimo reikėtų, kaip suprantu, taip. Aš žinokit, ant stogo 10 000 padėčiau. Realiai tai geriausia būtų nuo stogo ir pradėti, žinai. Tai kitas iki pasikvietus dizainerį, pasikvietus statybos specialistą, gali apsispręsti labai greitai, ar verta investuoti, ar vis tik tai geriau paleisti tą mintį ir eiti kitų kelių.